Kas yra mano tikslinė auditorija? Mylėjai, tokią klausimą kiekvienas turi savo atsakyti, kuris dirba pardavimų srityje, reklamos srityje, tie patys influenceriai, taip pat ir mes, tinklininkai, ar ne, nes visi postai, kuriuos mes rašome, storius, kuriuos kuriame, dalinamės informaciją, yra skirti kažkam. Tai vat būtent kam. Ilgą laiką galvojau, kad jokio skirtumo, atrodo visiems tai gali būti naudinga, neišskiriant amžiaus, neišskiriant netgi lyties, jeigu kalbant apie verslo galimybę, bet ilgainiui toksai paveikslas išryškėjo, kad visgi man paprasčiau ir lengviau yra bendrauti su tam tikra kategorija žmonių. Be abejonės tai yra vertybiniai žmonės, turintys tvirtas pamatinės vertybės, tai yra žmogiškumas, nuoširdumas, sąžiningumas, empatija, žingeidumas, savarankiškumas, nebijantis pokyčių, nes pokytis yra tas momentas, kai tave judina ir sako, auk, daryk, bet būtent tas augimas vyksta ne per lipimą kitiem per galvas, bet žvelgiant į save ir pagalvojant, o kur yra tas mano potencialas, nes mes turime puikią mokymų bazę, kurioje kiekvienas gali rasti savo naudingą informaciją ir būtent veikti per savo asmeninės savybės, duotybės, savo įgūdžius ir žinoma, norintis išgyvenimo maks. Va tas akimirkas savo kuriantis, mėgstantis laisvę, pajaučiamės ar iškart ko gero, ar tai yra mano žmogus ir būtent su tokiu yra paprasta ir gera augti kartu ir tobulėti.